Treneri, sveikinam visų pirma su pergalė. Ar galima šią dieną vadinti geriausia jūsų gyvenime? Nežinau, ar geriausia. Jeigu būtų, gal bus geresnių. Gal iki šiol, tai taip. Pirma tokia pergalė moterų čempionate. Pirmą kartą, sakykime, dalyvaujam su šitom merginom, kurios pagrindą sudarė Ozo gimnazijos mokeris. Ir pirmą kartą ir turbūt paskutinį, nes 3 merginos baigė šiais metais Ozą ir jos visos turi užsienio pasiūlymus ir jos po metų išvažiuos. Tai mes jau sekančią sezoną nebeturėsim tokio. Tai va, tai taip. O sakykime taip, kad šiandieną Kaunas turbūt gerbiu, gerai žaidžia visą Baltijos lygos, bet tos merginos turbūt jau yra pasisotinusios medaliais. Pasisotinus pergalėm. Mūsų merginų amžiaus pagrindas 17-18 metų, jos dauguma pirmą kartą moterų čempionate dalyvauja, tai jos nori laimėti. Tai dėl to taip ir gavosi, kad mums, sakykime, dalinai darbas davė vaisius ir merginos patikėjo, kad gali laimėti ir laimėjo. Kaip visas čempionatas, organizacija ir taip toliau? Labai gaila, kad VDU Kaunas nedalyvavo iš vis čempionate. Ir jos prisijungė grinai tik finaliniam kovom, sakydamos, kad čia žemo lygio čempionatas. Tai buvo komandų įvairaus pajėgumų, bet tik tai žaidžiant su stipresnėm tu tobulėjai. Ir mes šitam čempionate susitikom, patyrėm vieną pralaimėjimą aušriniai. Tai realiai Kaunas turėjo Baltijos lygoje, ten, sakykime, 20 įtemptų rungtynių ar 10, o mes turėjom 3-4 per sezoną. Tai merginom sunku tobulėti, dėl to nelabai sąžiningai, kai vienos komandos dalyvauja pilną čempionatą, kitos sako, mums nėra prasmės dalyvauti. Tai keliant Lietuvos lygį turi visos dalyvauti ir tada kitos komandos stengsis būti tokios pat stiprios kaip ir pagrindinė komanda. Mes neginčiam, kad jinai yra pagrindinė komanda, važinėja, turi daug patirties, daug gerų žaidėjų, bet turėtų jos dalyvauti ir čempionate. Treneri, kokiom nuotaikom ėjot į šitą finalą ir apskritai finalo ketvirtą? Ar tas pasitikėjimas galbūt savimi neužgožė finalinių rezultatų? Galbūt ir taip, užgožė kažkiek, bet pirmiausia, tai labai noriu pasidžiaugti už jaunimą, tikrai, kuris labai patobulėjęs, kuris labai nori, kuris matosi dega išlošti, o mes tokius, labai jau pasitinkit, truputėlį pasikėlė, kažkaip išlošim, kažkaip nugalėsim, bet tas kažkaip nepavyko, tai per daug darėm klaidų ir turbūt, nežinau, yra kaip yra. Tai klaidos ir pakišo koją finale? Labai daug klaidų, jeigu jaunimas ateina, paduoda visus padavimus, mes į varžybas galim nepaduoti po 17 kamuolių, tai daug ką pasako. Turbūt, nežinau. Kažkoks, nežinau, ar per didelis pasitikėjimas, ar per daug kažkas, tai nežinau, tokio, nežinau, pritrūko man nagnelis, pritrūko galvo, čia vis tiek kažkaip išlošim, tas, tai man, matėsi turbūt. Ar nebuvo tokių ženklų vakar, kai pralaimėjot jau vieną setą? Buvo ir aš kiek bandai nuteikti vis tiek turbūt tokios kažkaip ir nebuvo tos komandos vienybės, kuri gali būti tokia, tokios, nežinau, kažko tai. Aišku, sunkiau apginti titulą ir negu siekti pirmą kartą jo ar kažką, bet esmė tame, kad vis tiek jaunimas, džiaugiuosi už jį, kad jis labai patobulės, labai norintis dar visko, o pas mus tai yra tokių jau, kad jau gal baigsiu, čia važiuosiu namo, dar kažką, tai va tokios nebuvo to komandos, ugnelės, noro didžiulio, nes tie dalykai turbūt yra didelė. O kada komandos yra apylygės, ar ta laimi komanda, kuri labai nori, labai stengiasi ir siekia savo tikslo. Pabaigai kažką geresnio? Laukit, kad čia geresnio. Dar kartelį džiaugiuosi už jaunimą ir tikiuosi bus labai didžiulė pamoka visom, kad reikia visą laiką ateiti varžybas nusiteikus, pasiruošus ir nėra gal kaip nors.